Rugpjūčio 24-26 dienomis vyko 21 Lietuvos studentų sąjungos asamblėja tema pokyčių vėjai. Pirmąją dieną studentų atstovai dalyvavo konferencijoje, kurios metu pristatyti 8 Lietuvos studentų siūlymai politinėms partijoms. Taip pat diskutuota apie vykusią švietimo reformą, studijų finansavimą ir kokybės gerinimą. Dalyvauti konferencijoje buvo kviečiami politinių partijų atstovai, o ją moderavo Europos studentų sąjungos pirmininkė Karina Ufert. Kaip tu pati vertini Lietuvoje vykusią ir vis dar vykstančią aukštojo mokslo reformą? Aš manau, kad reformos kaip tokios reikėjo ir jinai buvo neišvengiama vien dėl to, kad apskritai švietimas ir aukštasis mokslas atsispindi visuomenės pokyčius ir visuomenė vėlgi jinai nestovi vietoje. Kitas dalykas, Lietuva dalyvauja tam tikrose europiniuose procesuose, kaip pavyzdžiui Bolonijos procesas. Ir vėlgi ten viskas gan greitai keičiasi, yra tam tikri reikalavimai, tam tikri bendrai priimti standartai, kurių reikia laikytis. Ir pavyzdžiui, kalbant apie studijų kokybę, vėlgi ISO standartas, jisai Lietuvos kokybės aukštojo mokslo neišspręs ir jisai Lietuvos konkurencingumo nepadidins. Reikėjo prisitaikyti, reikėjo savo sistemą pritaikyti prie Europos standartų ir gairių. Tai aš manau, kad Lietuvos studentų sąjungos iškelti tikslai ir bendra aukšto mokslo vizija iš principo atitinka Lietuvos aukšto mokslo aktualiai. Ir geras dalykas yra tai, jog šiuo metu nėra siekiama įtikti tam tikrai politiniai grupai. Visai ne už kalnų Seimo rinkimai ir visus 4 metus aktyviai vyko aukštojo mokslo reforma. Kaip vertinate reformą ir galbūt kokie darbai liko neužbaigti? Pritrūko laiko apčiuopti ir pamatuoti reformos rezultatus, bet aš galiu tikrai pasidžiaugti vienu, kad į studentus orientuota aukšto mokslo pertvarka nusirė tiek toli, kad nusistovėjo ir didžiai daliai aukštųjų mokyklų yra priimtina finansavimo tvarka, kuomet studento pasirinkimas, o ne dirbtinis išsijojimas stojančiųjų į ten, kur galbūt jie nenorėtų stoti. Į pozityvių žingsnių aruodą aš įrašyčiau ir tai, kad nebeliko studentų iš esmės diskriminacijos, nesvarbu kokią formą jie studijuotų, jie gauna socialinės stipendijas, valstybės paramą, ar tai būtų valstybinis ar privatus, ar nuolatinės ar ištęstinės studijos, paskolų sistemos prieinamumas, vėlgi pačio įvairiausio statuso studentams yra įgyvendintas. Studentų svoris, priimant sprendimus akademinėse tarybose ir senatuose, išaugo kaip niekad su naujojų mokslo studijų reforminiu paketu. Kaip manote, kokie pagrindiniai dalykai leistų užtikrinti socialinę gerovę studentams? Kai kalbam apie socialinę gerovę, tai matyt susideda viskas. Pajamos, ne tik tai stipendija, bet ir dirbančiam žmogui uždarbis, vėlgi gyvenamas būstas kaip vienas iš aktualiausių dalykų, ar bendrabutis, ar nuomojamas butas, arba kad ir pas tėvus gyvenant. Ir lygios galimybės motyvuotam ir gabiam žmogui iš tikrųjų siekti aukštojo mokslo, siekiant aukštojo mokslo matyti savo karjeros galimybės. Visi tie dalykai iš tikrųjų labai gražiai ir aiškiai yra sudėstyti būtent asamblėjoje, o vėlgi tam, kad juos išspręsti, aukštoji mokykla turi atsakingai elgtis su jai patikėtu turtu. Valstybė arba valdžia turi iš tikrųjų racionaliai paskirstyti viešuosius finansus ir lėšas, kurios yra aukštajam mokslui kaip tokiam skiriama, nes aukštas mokslas tai nėra kažkas ore pakabinta. Tai yra ir studentai, ir dėstytojai, profesoriai, ir visa infrastruktūra. Trumpai gal paminėtumėt, kaip vertinate vykusią aukštojo mokslo reformą? Aš vis dėlto aukštojo mokslo reformą vertinu šiek tiek neigiamai. Ir turiu pasakyti, kad mano požiūris skiriasi nuo dabartinio studentų priėmimo planavimo tvarkos. Ir aš galvoju apie mūsų valstybę, apie mūsų valstybės ateitį, kad valstybė, jeigu finansuoja aukštasias mokyklas, aukštąjį mokslą, tai toje dalyje jinai vis tiek turėtų pirmiausia galvoti, kokie specialistai mūsų valstybėje yra reikalingi. Ką Jūs manote apie Lietuvos studentų sąjungos siūlymus? Siūlymai yra labai konstruktyvūs, dalykiški ir juos tikrai reikia atsižvelgti, bet į
visų pasiūlymų gyvendinti per trumpą laikotarpį tikrai nepavyktų, bet aš manau, kad strategija yra ruošiama keleriems metams ir tasai bendradarbiavimas politikų su studentais, su studentų organizacijom tikrai yra reikalingi ir būtini. Nepaslaptis, kad už kalnų Seimo rinkimai, kaip manote, kaip pasikeis padėtis aukštajame moksle po rinkimų? Nepaisant to, aš manau, kuri politinė partija būtų išrinkta, visos stengsis, kad aukštasis mokslas išliktų prioritetinė sritimi. Lietuvos studentų sąjunga ką tik pristatė 8 punktus pasiūlymus, kaip galima būtų pagerinti aukštojo mokslo padėtį Lietuvoje. Kaip vertinate šiuos siūlymus? Labai teigiamai, kiekvienas pasiūlymas, kiekvienas punktas, kuris ateina iš studentų, yra vertinamas labai teigiamai. Punktai yra tikrai racionalūs, peržiūrėjome juos dar kartą ir diskusijoje šiandien perėjome praktiškai kiekvieną punktą ir tikiu, kad galima juos yra įgyvendinti. Kaip Jūs manot, kokie buvo didžiausi reformos trūkumai ir kas būtų taisytina? Turbūt didžiausias tokio problemos, kurias aš pamatyčiau, tai yra, kad vis dėlto tą krepšelių paskirstimą tarp sričių, jis iš pradžių buvo gan schematiškas ir jį numatyti, koks jis turėtų būti ir kiek tiksliai yra tas sritis reikia pjaustyti, kad būtų tam tikra judėjimo laisvė, o kiek vis dėlto palikti nustatytas ribas, tai buvo toks labai sudėtingas klausimas, kaip tai atsakyti. Tai čia su priėmimu susiję dalykai. Bet ir taip pat aš manyčiau, kad gerai, kad prasidėjo tikslinis užsakymas tam tikrų specialybių, jis galėjo prasidėti jau truputį anksčiau. Kaip Jūs vertinate jau besibaigiančios kadencijos Seimo vykdytą švietimo reformą? Negaliu sakyti, kad viskas be klaidų, viskas puikiai, kaip ir viskas. Dirbant atsiranda ir problemų, ir klaidų, yra jų, bet jos taisytinos. Kaip ir konferencijoje pabrėžiau, nenorėčiau, kad būtų blaškomasi ir visai priešinga kryptimi einam. Jeigu jau pradėjom šitą kryptimį, pabandykim pagerinti, pamodifikuoti kažką, bet nenaikinkim to, ką padarėm. Europoje iš tikrųjų pastebimas gan glaudus ryšys tarp verslo ir mokslo. Kaip yra situacija Lietuvoje? Galėtume pasiekti daugiau, žinodami vieni kitų poreikius ir daugiau bendraudami. Čia reikia aktyvumo ir studentų tarpe. Išjudinti dėstytojus, pritraukti į tuos vietas, kurie norėtų dirbti, sujungti verslą ir universitetus. Ir ten nemažai gali padaryti ir jaunimas. Lietuvos studentų sąjunga atšventė 21 metų veiklos sukaktį ir tą progą Lietuvos studentų sąjunga pakvietė politikus prie diskusijų stalo. Ir šiemet sezonas ypatingas, nes spalį vyksta didieji Seimo rinkimai Lietuvoje ir studentų sąjunga kaip visuomet įvykių sūkuryje mums rūpi, kas bus po Seimo rinkimų. Mūsų uždavinys buvo perduoti politikams žinutę, kad į studentus yra privalu atsižvelgti kaip visada. Ir mes siekiame studentų mintis, svarbiausias problemas tiesiogiai politikams ant jų darbo stalo pateikti, kad šie žinotų, ką reikia daryti, jog studentai Lietuvoje norėtų studijuoti. Dėl to artėjančių mokslo metų proga iš tiesų visos studentų sąjungos vardu norėčiau linkėti drąsos, iniciatyvumo ir žinokite, kad studentais mes visi esame tol, kur turime bent šlakelį parako, turime bent šlakelį tikėjimo, kad galime keistis ne tik patys, bet ir pakeisti pasaulį.